Ar žinai, Siurski, pagal kokius kriterijus Putinas parinko savo įpėdinį? Nu tai akivaizdžiai pagal pavardę. Valdė medis, dabar valdys meška medėje. Nu, tamsta esate, matau, visiškas politinis analfabetas. Čia yra daug didesnės ambicijos. Putinas parinko įpėdinį pagal ūgį, kad nebūtų didesnis. Vat pažiūrėkite, Putinas metras kur tai 70, Medvedevas Lžadmitrijus metras 62. O, špuntikas. Valinskinė iki pažasties. Tai remiantis analogijos seka, Medvedevovo įpėdinis turės būti, nu, kaip minimum metras 57. A po 40 metų, žiūrėk, Rusija valdys metras ant kablukų. Bus prastai. Stalinas mažas buvo, Leninas metras 50, Napoleonas irgi mažo ūgio buvo ir turėjo Napoleono kompleksą dėl ūgio. Bus karas. Skubiai turim imtis asimetrinio atsako. Bet Deivis nesutiks balotiruotis į prezidentūrą. Deivis dabar užsiėmęs įsimylėjimu į Ražanauskienę. Jo, pavargsta, kol apibėgioja tokią moteriškę. Reikia traukti iš rezervo. Gal Antanas Valionis galėtų pasiaukoti dėl Lietuvos? Daugiau kaip ir nėra kam? Keista tendencija, visame pasaulyje žmonių ūgis didėja, o prezidentų mažėja. Nu tai nieko keista. Didėja atotrūkis tarp valdžios ir žmonių. O yra pliusų iš mažo prezidento? Nu, yra pliusų iš mažo prezidento. Apsauginiai mažiau rizikuoja. Nebūtina pridengti kūną, užtenka pridengti ranką. Ar